Kaip atrasti mokykloms ryšį su nevyriausybinėm organizacijom, tai mes vieną iš tokių patirčių tarp Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir jūrų skautų, tai 24 metais su didelė ambicija organizuoti komandinio formavimo užsiėmimai įtraukia beveik 500 mokinių ir 21 klasę. Ir atsiliepimai apie patirtis patirtas vaikų komandinio formavimo žygio formą patys puikiausi. Apie tai, ką darėm 24 metais, tai mano nuomonė, tai gera savijauta ir draugiški santykiai mokykloje yra tiek pat svarbus kaip oras. Ir kad be to turbūt negalim kalbėti apie sėkmingą mokymąsi. Ir tos patirtis, aš dabar nežinau, kiek skaičiais, kiek praeitais metais dalyvavo jaunimo iš Ukmergės tose visose užsiėmimuose. Mūsų ambicija buvo tokia, kad įtraukti visas naujai suformuotas 5., 9. ir 11. klases. Ir programai dalyvavo 488 mokiniai ir 21 klasė. Paskui metų eigoj, ir atsižvelgiant į gerus atsiliepimus, kad tie užsiėmimai komandinio formavimo, žygio forma ir kitomis formomis yra naudingi. Buvo dar papildomai organizuoti 6 užsiėmimai klasėms, kuriuose sušlubavęs buvo mikroklimatas. Ir dabar tas rezultatas, vis tiek ten įvairių amžių vaikai iš tikrųjų dalyvavo, ir jaunesni, ir vyresni. Ir gal, jau dabar praėjo tas šiek tiek laiko, susigulėjo ten visi nuovargiai ir patinka, nepatinka dalykai. Kokių galbūt atsiliepimų yra apie tai? Taip. Žmonės, tiek mokytojai, tiek mokiniai supranta, kad santykių nekursi skaitydamas vadovėlį. Ir kad metodai ir skautiški metodai yra tai, ko reikia. Tai buvo visokių atsiliepimų ir nuostatų pradžiai. Ir būdavo net ir tokių pasakymų po žygio mes peršlapom, pervargom, sušalom, bet likom sužavėti. Tai tas pasakymas, kad mes sušalom, bet likom sužavėti, galima ištransliuoti, kad vaikai buvo apšalę nuo programos. Labai smagu girdėti, kad ta prasme, ir buvo sunkių momentų, ir buvo, tas galutinis rezultatas geras, nes mūsų toks yra tikslas, kad neturime daryti vien tik pramogos, o pramoga ateina kartu su patyrimu, tam tikrų iššūkių ir išėjimų iš komforto zonos. Tai turbūt ir idėja pagrindinė yra komandinio formavimo užsiėmimų, kad neturi būti lengva, kad tu turi sukurti sąlygas vienas kitam padėti. Čia yra esmė šitų užsiėmimų. Ir jūsų organizuojama forma žygio būdu, tai yra tikrai pasiteisinęs metodas. 10 kilometrų berods eina. Apie 10-12 kilometrų gaunasi žygis, nėra jis labai didžiulis, bet mes jį esam priderinę pagal tai, kad yra vaikų, kurie juda, tarkim, dalyvauja arba sporto kažkokiuose tai užsiėmimuose, papamokiniai veikloj, bet yra visą laiką grupėje didesnėje tokių, kurie mažiau juda. Ir tada jam tas 10 būna tas toks jau, kaip sakant, atskaitos taškas, po kurio ten po to būna kitokie. Aš prisipažinsiu, tokią išpažinti dabar atliksiu, tai kad aš direktoriams pabandžiau paaiškinti, kad jūs įsiklauskite savo auklėtojai, nes pati idėja
kad į komandinio formavimo užsiėmimus išeitų klasė su savo auklėtoju. Ar auklėtojas galės nueiti tos 10 kilometrų ir jeigu kartais auklėtojas turėtų vienokių ar kitokių sunkumų su įėjimu, tai tada siūskite kitą mokytoją. Bet paskui sužinojau, kad visi klasė auklėtojai galėjo eiti, ėjo ir buvo tikrai laimingi būdami su savo klase žygyje. Yra ir tokių atsidėmimų, kad vienos dienos per mažai. Ir aš galvoju, kad ta idėja organizuoti komandinio formavimo užsiėmimus mokslo metų pabaigoje, jinai nebūtinai turėtų ir pasibaigti. Negali tu norėti, kad klasė susiformuos per vieną užsiėmimą, kad ir pilnos mokslo dienos. Nes žygis trunka apie 6 valandas. Jo, 5-6 valandas priklausomai kiek jie programų užtrunka, bet jau tokia visa diena gaunasi, jeigu atvažiuoju nuo 10 valandų. Didinti ambiciją, jeigu skirti dėmesį daugiau klasių arba galvoti apie tai, kad nebūtinai šitą vieną kartą tik tai metus. Ir pavyzdžiui, girdėjosi tai, kad ir tie sunkumai, su kuriais susiduria vaikai, tarkim ir dėl suprakaitavimo ar dėl šalčio, nėra kliūtis. Tai tokius užsiėmimus galėtum organizuoti ir žiemą turbūt. Tai mes su skautais tai dirbame visą žiemą, tai jie ir žiemos žygiuose dalyvauja ir mokomės ir kaip pasiruošti šaltam žygiui, kai būna temperatūra minusinė. Tai aš manau, kad ir su kitais vaikais ir jaunimu ir mokytojais išeitų, tik tai tam reikėtų kažkokių tai pasiruošiamų dalykų daugiau, tiesiog pasiruošti, kad nebūtų ten nukentėjimų kažkokių tai ir tuo labiau tai prisidėtų prie įgūdžių įvairių ugdymo tolimesnio. Mes turėjom gan svarbų renginį gruodžio 3 dieną. Jonas irgi dalyvavai tame renginė bendrakuros, žingsniai sėkmingo mokymosi link ir kas buvo įdomu, tai kaip pagrindinį aspektą renginio metu mokytojai, tėveliai, mokiniai išskyrė šitą investiciją į geresnius mokymosi santykius, mokinių ir mokytojų santykius. Taip pat paskui buvo pridėta, kad geresnius mokinių, mokytojų ir tėvelių santykius. Ir vienas iš tokių siūlymų buvo, kad investuoti į team building visai mokyklai užsiėmimus. Ir šitą mes šiek tiek galvojame apie tai, kad su komandinio formavimo užsiėmimais savivaldybėje ambiciją didinti dar labiau negu tą pasidarėm 24 metais su naujai suformuotom klasėm. Tai mūsų patirtis jau tokia, kad pas mus atvažiuoja iš tikrųjų iš kitų rajonų mokyklų tam tikros klasės arba mokytojai patys susiranda mus ir nori turėti ilgėlesnių su nakvynė arba su keliom nakvynėm programų. Arba kai kurios mokyklos irgi kreipiasi jau tendencingai norėdamos išleisti, tarkim, tuos vaikus, kurie pereina, tarkim, iš vidurinio mokslo į gimnazinės klases, kad jie labiau susilipdytų apie tą patį komandos formavimą, apie tą gerą klimatą klasėje. Ir vienas iš jų tokių, kaip ir vienas iš akcentų didesnių yra tai, kad jie siunčia ne tik auklėtoją, bet dar ir dalykininkus mokytojus, kurie su jais turės betarpinį ryšį, tarkim, ateinančius 2-3 metus. Tai daugelis mokytojų, nes mes su jais irgi turim tokius ir aptarimus, ir po renginio kartais netgi susitinkam, tai jų vienas iš tų tokių elementų tai yra, kad jie pamato tos vaikus, kai kurie pirmą kartą ir supranta, kurie čia tie lyderiai, kuriuos reikia šiek tiek pamotyvuoti labiau ir tas klimatas tikrai pasikeičia, nes tada ir vaikai jau tos mokytojus pažįsta labiau, kartu būna ir baidariai pasėdėję, ir kažkokį laužą užkūrę, ir žygį išėję, tai nebereikia eikvoti savaičių trukmės kažkokių susipažinimų, prisipratinimų ir panašiai, galime iš karto jau kibti į mokslus. Bet visa mokykla, tai aš įsivaizduoju, tai pakankamai skaitingas skaičius
mokinių, mokytojų, tai ne vienas, Jonai, tu vedi užsiėmimus. Ne, aš jau, mes turim iš tikrųjų komandą, tai vat ir šį savaitgalį buvo mokymai mūsų jaunesnių vadovų, bet turime ir tokią kaip ir laiptelius, priemam savanorystę nuo 16 metų, o nuo 18 tie vadovai būna tam tikrų kompetencijų įgyję, įgūdžius turintys ir kaip neretas ir vadovauja savo skautų vienetui kažkurioje tai Lietuvos daly. Tai turim apie 70 žmonių komandą, kuri su mumis dalyvauja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio įvairiuose renginiuose, mokymuose ir panašiai. Tai aš rezervuosiu dienas gegužei mokyklos komandinio formavimo užsiėmimams vienos ar kitos. Labai smagu, kad Ukmergė irgi prisijungs prie kitų mokyklų, kurie irgi mato tame prasmę. Reikia jungti aukštesnę pavarą bendradarbiavimą su skautų slėniu. Tai mūsų vienas iš tikslų, kad matom, kad kai kurios mokyklom reikėtų to, bet jie nežino, nuo ko prasidėti, nuo ko pradėti arba nuo ko galima būtų pradėti žingsniuoti tam komandos formavime ir dalis mokytojų mus atranda atsitiktinai. Tarkim, jie ieško pramogos, kaip į muziejų išvažiuoti su tarkim, kultūros pasų programą turim. Tai jie atvažiuoja į tą žygelį 10-12 km su kultūros pasu, atvažiavę tenai, jie supranta, kad čia tik tai torto galbūt vyšnaitė viena suvalgyta. Bet jūs ir saldžiai pateikėt, jūs ten ieškat ne tik lobio, bet ir deimanto. Kas tie deimantai Veprio krateryje? Deimantai yra deimanto formos tokia plokštelė išgraviruota specialiais tam tikrais ženklais ir ant to deimanto yra kodas. Ta kodą tu turi transliuoti radio bangom vadovui ir jeigu kodas atitinka, reiškia, negali šiaip savo iš galvos sugalvoti ant kodo. Jeigu tas kodas atitinka, tu gauni vieną žodį ir su tai žodžiai susidėlioja lobio laiškas, kur paslėptas lobis galutiniam taške. Ir tada vaikai dažniausiai komanda, jie rinkdami deimantą po deimanto susidėlioja tą lobio jau, kaip sakant, ant paieškos dalykus, turi išsibraižyti ant žemėlapio kažkokį tai orientyrą, kur susikerta ten dalykai ir tam susikirtime tada turi žemėlapį irgi suprasti, kur jie čia yra, kur tas kryžiukas pažymėtas lobio ir tada atrasti lobį. Atrodo paprasta, bet iš tikrųjų daugeliui vaikų po 10 kilometrų ten reikia pastangų dar įdėti, kad pasiekti lobį. Bet įsivaizduoju ir tai, kad palaikyti rankoje radijo stotelę ir tai prisideda prie to, kad... Nemažai šiaip vaikų yra tokių, kur sako, šitą aš jau esu daręs, labai smagu, kad būna ir jaunuosius šaulius lankančių, pas mus Ukmergėje yra miško brolių irgi, kurie irgi turi jau praktikos, bet didžioji dauguma taip, tai būna kartais pirmą kartą spaudalioja tos mygtukus, kai kurie ten net ir trebančiais balsais ir rankom, būna ten gal porą valandų tas toksai įsijautimas ir supratimas, kad čia yra kaip ir telefonas ir tu gali jį naudoti ir palaikyti ryšį. Mes jį iš tikrųjų naudojam, ne tik kad raciją, bet dar mokinasi ir NATO abėcėlės šaukinių ir krateris, ne veltui yra krateris, ten nėra ryšio. Telefoninis ryšys neveikia, dėl saugumo mes irgi racijas naudojam, nes pakankamai toli traukiančios yra ir jeigu reikėtų kažkokios pagalbos, tai realiai gali ir padaryti tą jau, kam jos ir yra skirtos. Bet aš girdėjau vieną įvykį kad teko kviestis automobilį pavežti vieną vaiką. Tai ne su racija kvietėt? Mes tenai turim su vadovais įvairių komunikacijos kanalų, bet kaip ir sakiau, jeigu telefono ryšio nėra, tai ir interneto nėra. Jeigu interneto nėra, tai nei tu ten žinučių parašysi, nei tenai kažkaip tai per Messengerį kažką tai iškviesi. Tai aš paprastai būnu tas, kuris išleidžia į žygius ir po to priema ir žygio metu toks jau būnu budintis. Bet yra viskas apgalvota, nes gali ir koja nikstelėti ir dar kažkas, tai tokiu atveju jūs privažiuojat ir...
suteikėt reikiamas pagalbas. Turim budintį automobilį, kuris gali privažiuoti prie beveik visų taškų. Ten gal pačioj pradžioj žygio nėra ten to tokio privažiuojamo automobilių kelio, bet po to visuose keliukuose mes žinom tą žemėlapį puikiai, tas vietovės irgi puikiai esam jau išsinagrinėję. Tai per tas 24 metų edukacijas buvo, man atrodo, gal du vaikus. Reikėjo dėl to, bet mes jau iš karto žinojom prieš atvažiuojant, kad jiem 10 km gali būti sunkiau ir buvom susitarę su mokytojais, su lydinčiais vadovais, kad jeigu kas, tai yra tam tikri taškai, kurių, tarkim, kad pasiektų edukacinę tą dalį, kur gaminamės maistą, ten būna didesnis poilsis, tada vaikas pailsi. Ir po to dar ten pusvalandį, valandą paeina ir po to mes jau jį surenkam nuo bendros grupės. Grupė pabaigė žygį už valandos pusantros. Tam vaikui šiek tiek nusiskelia to žygio, jis jau laukia jau finiše, būna pailsėjęs ir atgavęs jėgas. Nepaslaptis, kad visokių yra vaikų ir judresnių, ir kiti, ir su elgesio įvairiausiam problemų. Ir tas sumanimas dėl komandinio formavimo užsiėmimų, tai viena jau iš tokių priežasčių, tai geras mikroklimatas ir mažiau patyčių. Tai gera savijauta, mažiau patyčių. Tai ką mes darom, kad to mažiau būtų, tai iš tikrųjų kiekvienam žygyje stengiamės, kad kiekvienas žygio dalyvis turėtų atsakomybę, kažkokią tai pareigybę, kur, aš grupėje esu, pavyzdžiui, atsakingas už skeltuvą, arba aš grupėje esu su keliais draugais, mes labai norim užkurti ugnį ir mes būsim atsakingi už ugnį, tai reiškia, turėsim surasti sausų kažkokių tai medienos dalykų žygio metu, pagalvoti, kaip čia įskelt ugnį, mes mokomės įskelt ugnį, tarkim, su skeltuvu. Kažkas būna ryšininkas, kažkas būna navigatorius ir skaito žemėlapį. Ir tada tas hiperaktyvus, tarkim, vaikas, jisai gali prisimti atsakomybę ir jis puikiai ją įgyvendina, nes jisai visą žygio metą intensyviai galvoja, kaip jisai galės prisidėti prie komandos. O tas, kuris yra galbūt stengiasi būti ten nuošaliau, šiek tiek nedrąsus, tai jisai vis tiek turi atsakomybę. Jisai gali ateiti ir pasiklausti, vadovai dažniausiai tokius vaikus stengiasi motyvuoti, kad jie irgi prisimti atsakomybę kažkaip tai atliktų, nes tada jaučiasi, kad ir tas atliko, ir tas atliko. Ir kiekvienas būna, kaip sakant, padarė savo dalį. Tai auklėtojų tie gerieji atsiliepimai turbūt yra ir dėl to, kad šitų žygių metu visi orientuoti užduočių atlikimą ir savitarpio pagalba. Ir net ir tie vaikai, kurie, kaip minėjai, hiperaktyvus. Taip. Tai mes su mokytojais, aš paprastai vadovai, kai atvažiuoja grupė, vadovai užsiema vaikais, o aš užsiemu mokytojais. Tai mes su mokytojais turim tokį nedidelį, ten 10 minučių aptarimą, kas dabar čia bus. Kad mes eisim į žygį, tai jau visi žino, bet kas tame žygyje bus, tai mes papasakojam, kaip ten. Aš atsimenu, mes bandėm praeitais metais pakviesti mokytojus į mokytojų žygį. Tai ne iki galo viskas pavyko, bet rankų nuleisti nereikia. Ir dar kartą pabandyti galbūt pavasarį tą padaryti. Juos mes kvietėm į žygį, į žygį nepasirašė, bet po to dvi, man atrodo, mokykla ir darželis susikooperavo ir atvažiavo pas mus į tokią gana stiprią edukacinę programą, į skautoramos principų, į tam tikrus įgūdžius. Tai daugelis mokytojų tikrai, aš manau, kad tuos įgūdžius labai gerai įvertino, nes aš po to ir klausiu direktorių, kaip ten kas, ar patiko, ar buvo naudinga, tai mes mokinomės ir kaip stabdyti kraujavimą, kaip turniketus naudoti ir kaip laužą užsikurti, ir jie patys maistą gaminos ant laužo. Čia turbūt po to ugdymo įstaigų vadovo pasitarimo Vepriuose, kur pristatinėjai skautų veiklą. Mes ten, man atrodo, per anksti pasiūlėm ir nespėjom susiorganizuoti, bet po to atšilus oram atvažiavo vis tiek delegacija. Ir aš manau, kad
mokytojam patiem buvo įdomu, nes jie vienas kitą galbūt labiau pažįsta, bet kartu nedalyvavę kažkokiuose tokiuose, nu, vat, kur ne kažkas stovi ir pasakoja, bet trumpai žangėlė, parodomas metodas, parodoma technika ir po to imam ir kažką tai kartu bandom padaryti, kad tas įgūdis liktų rankose. Dabar yra Ukmergės rajono savivaldybės direktorių tokia tradicija, gegužės mėnesį rinktis į pasitarimą dėl būsimų naujų mokslo metų ir dėl mokslo dienų paskirstimo netradiciniai veiklai. Ir šiemet esam sugalvoję kartu švęsti valstybės šventę kovo 11, šeštadienį turėti mokslo dieną. Ir aš dabar kalbėdamas su tavim galvoju, kad galima galvoti apie kitus metus, kad 1 ar 2 dienos būtų skiriama ir kaip mokslo dienos savaitgaliais, kurios trumpintų mokslo metus ir užsiėmimams gamtoj su komandos formavimu. Mūsų skautiškos patirtys ateina iš jau, mes neišradinėjom dviračio, mes turim labai nemažai partnerių užsienyje, visose Europos šalyse ir ne tik, yra skautiški centrai ir jie irgi labai smarkiai taikosi ir prisitaiko prie visų mokslo metų dalykų ir mokyklų. Tai yra gerų labai patirčių, kur tam tikrose šalyse, tarkim, man atrodo, Didžiojoje Britanijoje, pas juos yra priimta, kad kiekvienas vaikas 2 savaitės praleidžia gamtoj. Ir kadangi, aišku, jie neturėjo to skautų sustabdymo, pas mus sovietizmo to buvo daug, o jie, kadangi turi tą ilgą patirtį, tai tada jie labai noriai keliauja į tą gamtą, tarkim, 1 savaitę ir po to dar 2 savaitę. Ir nemažai jų atkeliauja į skautiškus centrus, kur turi gana intensyvią programą. Ir nebūna visą laiką ten, kad pramoga, bet iš tikrųjų ten būna rimti patyrimai, po kurių, kaip sakant, vaikai įgyja labai nemažai tų lauko įgūdžių. Aš netgi galėčiau hipotetiškai šitą pasvarstyti, kad populiarumas tik tai didės užsiėmimų gamtoj, va šitoj stiprioj aušroj dirbtinio intelekto ir kitų technologijų atėjimo į ugdymo procesus, kaip turbūt potencialiai ieškosim atsvarų ir telksimės tokias organizacijas kaip jūs. Ir dabar, tarkim, ir šito komandinio formavimo žygyje, ar ne? Taigi užduotis turbūt yra parenkama, tai ne dviračio išradimas. Ir man atrodo, kad pasiemat užduotis, kurios yra patikrintos ir ne tik Lietuvoje, ir jūsų pačių, ar ne? Ne, šitos bent jau ką žygio metu mes darom, tai yra vadinamas bazinis skautų programinė dalis, bazinė programa, tai reiškia ne kažkokia tai ten super duper programa, kur yra labai iškelti kartelės arba kažkas, tai yra pats pradinis patyrimas išėjus į gamtą, kaip išgyventi. Ir aišku, natūraliai eina kalba apie maisto pasigaminimą, apie savo ir kito draugo matymą šalimais, kaip pagalbą ir padėjimą, jeigu matai, kad kažkam yra sunkiau negu tau. Ir elementarūs dalykai, sutikus kliūtį, kaip mes elgiamės kaip grupė. Tai reiškia, kad neliekam vieni, o darome tai kartu. Ir tai yra natūrali komandos formavimo tokia kaip yra tąsa, nes ta komanda veikia kažkokius tai dalykus, turi prisiminimą bendrą, kuri dažniausiai remiasi į vienas savitarpio pagalbą ir naujų įgūdžių įgijimą. Tai šitus, man atrodo, žygius daro visi skautai. Visi šitą programą praeina ateidami į skautus, nes sudalyvavo 1-2 žygį ir tik tai tada supranta, kad čia nėra tik tai viskas teoriškai, bet daugelis dalykų būna praktiškai, nes praktiškai tada tas įgūdis lieka rankose, kojose ir kalboje natūraliai. Tai mes remiamės tą patirtim, bet, pavyzdžiui, šitus žygius, kuriuos dabar siūlom, tai jie yra testuoti ir kultūros paso programoje jau nuo pat kultūros paso atsiradimo, o patys žygiai jie pradėti organizuoti nuo 2013 metų, tai jiem yra jau 12 metų amžiaus. Tai kaip mes turime, kaip mes pradėjom juos, dabar jau aišku yra labai nemažai dalykų išgaudyta.
pastiprinta ten, kur reikia pastiprinti, arba palengvinta ten, kur matom, kad, kaip sakant, dažniausiai to standartinio dalyvio pajėgumai baigėsi arba labai didžiulis svoris atsiranda. Tai anksčiau mes eidavom, man atrodo, ne 12 ar ne 10, o 15 km, kartais 18 susidarydavo. Ir dabar turim tiesiog padalinę tos žygius į atskirus segmentus. Tai yra ir aišku ir su pelkių dalim, yra ir su ta sunkesnė dalim, bet tas 10-12 žygis yra pats tas standartinis, tas toks aukso viduriukas, kur ir tie, kur sportininkai gali, ir tie, kur nesportininkai gali. Aš girdėjau apie naujus siekius susijusius su naujais laivais, tai gal ateityje pakviesite užsiėmimus ar ant vandens, ar ne? Tai mūsų toks matymas yra, kadangi turim tikrai ir ežerų aplinkui nemažų ir mes dirbame dažniausiai komandiškai, tai patys esam pasistatę tos sportinius laivus, kur po 1-2 vaikus telpa į laivą, o dabar noras yra didinti laivyną dydžiu, kad galėtų vienam laive plaukti komanda nedidelė ir kuri galėtų savime savo, kaip sakant, įgūdžių dėka naviguoti tą laivą ten, kur jiems reikia. Galbūt irgi ieškosim lobių, tik tai tie lobiai bus po vandeniu arba kažkur krante. Ir yra toks matymas, kad kvieštumėm Ukmergės irgi jaunimą. Aš net nebejoju, kad į šitą bus net sunku patekti dėl susidomėjimo. Žiūrėsim, nes vanduo yra vis tiek toksai ir rizikos didesnis dalykas, ir ne visi drąsiai įlipa į tuos laivus ir į vandenį. Tai nemažai dalykų mum patiem ir skautų slėnyje yra tekę susidurti, kur ne vaikai susiduria su tokiu sunkumu lipti į laivą arba į vandenį, bet jau žmonės 30, 40 ir vyresni, kurie galbūt turėjo kažkokią blogą patirtį prieš daug metų ir užsiblokavę toj srity. Tai mes kartais netgi darom specialius mokymus, kad atsiblokuot, patirti, ir su vaikais irgi stovyklose, kai vasara vyksta, arba edukacijose. Specialiai verčiamės su laivu, su tam tikra technika, pradžioj teoriškai praėjo, po to praktiškai išbandom ir vaikai supranta, kad apsiverst su laivu, taip, yra nauja patirtis, taip, tu sušlapsi, bet aš žinau 1, 2, 3, kaip iš tos situacijos išeiti saugiai ir tą laivą išsaugoti, ir save pasaugot, ir tai nėra baisu. Tai yra tik techninis dalykas. Man laikas padėjo, jeigu būčiau žinojęs, kad tą darot, šitą galbūt būčiau pasinaudojęs. Aš esu vidury nakties, absoliučiai tamsoj, vertęsis su valtim, mūvėdamas britkelnes. Ir šitą mano, kadangi britkelnėse yra oras, iš karto kojas atsirado virš vandens, o galva po vandeniu, mano gyvenimas yra bėgęs. Ir paskui, kada jau atvertė, tai gerai, kad baltas dugnas buvo baltas. Aš iš krašto pasiėmiau ir taip šitą išsigelbėjau. Ten gydis buvo 6-9 metų. Taigi apišvegyti. Čia stipri patirtis. Bet dabar galiu su valtim plaukiat, viskas tvarkoja, praėjo laikas ir padėjo.